Sveiki, laba diena. Ar jūs mane girdite? Gal kas nors galėtų duoti ženklą? Girdim. Julius rašo, kad girdim. Gerai. Tai vaizdas irgi, matot mane ir girdite, tai smagu tada. Ir aš esu Ramunė, profesija mano psichologė. Ir šiandien mes susitinkam tokia neįprasta tema, galbūt pakalbėti apie suaugusių gyvenimą. Draugė sakė, tik nevartok žodžio senatvė, nes iš tiesų, kaip mes į tai pasižiūrėsim, branda ar senatvė, man senatvė visai gražus žodis, galbūt dėl to, kad dar neužpuolė į manęs. Tai prašau, labai nepriimkit asmeniškai, senatvė man nėra kažkaip tai neigiama ar kažkaip negražu. Ir kaip ir anotacijoje jau sakiau, mano tikslas šiandien būtų pasižiūrėti į tą suaugusiųjų gyvenimą po 40, po 50, šiek tiek iš kitos pusės. Ir aš, kai ruošiausi šiai paskaitai, kėliau savo klausimą, kokiagi aš norėčiau būti užaugusi. Tai dabar galvoju, kaip, norėčiau parodyti skaidrės. Ačiū labai, Juliau. Tai aš savo tokius klausimus kėliau, kokia aš noriu būti, kai užaugsiu, iš ko aš mokausi. Ir supratau vieną dalyką, kad tokių mokytojų, kur galima būtų nusižiūrėti, kaip jie elgiasi, kaip jie gyvena tam tikrame amžiuje, labai daug nesutikau dar. Sutikau labai daug tokių mokytojų, iš kurių galiu pasimokyti, kaip nereikia. Ir tai irgi yra mokytojai, žinot, rytų išmintis byloja, kad nėra mums draugų, nėra mums priešų, kiekvienas yra mokytojas. Tai aš tiesiog galvoju, kad man suaugęs žmogus yra malonus tas, kuris yra viduje kažkaip ramus, išmintingas, neprimetantis savo valios, neperšantis savo nuomonės. Ir šalia jo yra gera, saugu ir ramu. Ir tokių tikrai esu sutikus savo gyvenime. Ir galvoju, kad dar mes galėtumėm paliesti ir Lietuvos aspektą. Tikrai vyresnės kartos atstovai yra patyrę visko. Ir kai kuriuose žmonėse yra labai daug tokios, galbūt ir nevilties, bet jinai nėra dirbtinė, jinai yra iš to tokio sunkaus gyvenimo, dar kaip besitęsianti praeities pasiekmė dabartyje. Ir tai nėra nei gerai, nei blogai. Tiesiog man patinka frazė, kai mes sakome, jog manęs nėra praeityje, neieškokit manęs ten. Ir savęs lygiai taip pat. Ir aš vis dar mokausi neieškoti praeityje, nes tikrai mes išgyvenam kiekvieną dieną tarsi naujai. Tai nereiškia, kad mes neprisimenam, kas buvo vakar, užvakar ar prieš 10, prieš 50 metų. Tiesiog į priekį reikia žiūrėti. Ir vienas toksai yra dvasinis mokytojas, Sai Baba iš Indijos, jisai visą laiką sakė, kad kai mes dairomės atgal, mes negalime normaliai eiti į priekį, nes mes vis klumpame. Ir iš tiesų įsivaizduokit, jeigu mes eitumėm gatve, kryptis mūsų aiški, nes mūsų akys yra čia, nėra jų ten, yra prieš veido priekyje. Ir kai mes einame į priekį, o galvą nusuktumėm atgal, ar tikrai tai būtų saugu. Tai aš ir savo, ir jums visiems linkiu, kuo mažiau darytis į praeitį. Ir kažkur dar aš galvoju, gal iš pakantumo stokos kitiems žmonėms, bet tokia dar alerginės reakcijos man jie pasireiškia, kai išgirdžiu, oi, anksčiau kokie buvo laikai, o jau anksčiau kokie buvo žmonės, ir anksčiau kokie buvo vaikai, ir anksčiau kokie buvo tėvai.
Tai va čia tas toksai grįžiojimasis atgal ir aš manau, kad jisai yra savotiškas griuvimas dabartyje gyvenantiems. Tai linkiu, kad taip nenutiktų ir kad mes iš tiesų akis naudotumėm pagal paskirtį ir kai kojas jau naudojam pagal paskirtį eiti į priekį, kad ir akis mūsų irgi žiūrėtų į priekį. Tai yra dabartyje, kad jos būtų ir apie ateitį galvoti yra pakankamai normalu, jeigu galvojimas apie ateitį nepersismelkia nerimu. Tai tiek gal pradžiai. Man labai norisi jūsų paklausti ir klausiu, gal jūs turite klausimų, jau atsinešėte klausimus ir gal yra galimybė man čia juos parašyti. Nepasiklausiau Juliaus iš anksto, bet aną kartą žinau, kad buvo tokia galimybė. Tai jeigu kas nors turėtumėt klausimų, tai mielai arba gyvai galbūt galima girdėti, arba tiesiog galime išnaudoti techninės galimybės. Tai bandykim keliauti toliau ir besiruošdama paskaitai suradau Aleksandro Alekseičiko tam tikrus posakius ir noriu su jumis jais pasidalinti. Ir beje gavau atsakymą, kad galima ir garsu, ir raštu užduoti klausimus. Tai aš visgi būčiau už garsą, man tada reikės mažiau skaityti ir iš karto gyvai girdėsiu ir tada gyvai atsakinėsiu. Tai mes po šito Alekseičiko posakių mes tada padarysim intarpą jūsų klausimų. Gerai? Tai yra toksai psichoterapeutas, jisai yra parašęs nemažai knygų ir visai neseniai kalbėjau su bičiulė ir klausiau, ar ten vienam kitam žmogui galima būtų rekomenduoti šį būtent psichoterapeutą. Aš jam kažkaip labai jaučiu didelę simpatijas, mačiau kažkada tai senokai, kai studijavau, kaip jisai darbuojasi. Ir kažkaip tai man tas jo profesinės rytis, ta jo su tokiu persmelkta dvasingumu, tikėjimu Dievu labai yra priimtina. O mano kursiokė sakė, baigtų jau, nereikia niekam ten rekomenduoti, kad pasieitų jam jau 190 metų ir jisai yra pasenęs. Ir visokių žmonių yra ir tikriausiai visokių psichoterapeutų reikia, bet tai, ką aš atradau, man patiko. Štai pasižiūrėkit, tikras tikėjimas, kai tiki ne į Dievą, bet Dievu, visais jo sumanimais, kurie tau skirti. Ir kai aš galvoju apie amžių, apie metus, kurie neišvengiamai daug didėja su kiekviena gyvenimo diena, mums labai svarbu išsiugdyti savyje tą pasikliovimą Dievu. Ir tikriausiai esu jau nekartą sakiusi, kad yra tokia labai gera rytinė malda. Dieve, prašau, suteik man jėgų, stiprybės, priimti visą tai, kas ateina į mano dieną ramiai, nes viskam tavo valia. Ir kai aš kalbu apie Dievo valią, tai neturiu minty, kad Dievas nori mus nubausti, nes mes vakar kažką blogai padarėme. Tiesiog mes tam tikras gauname pamokas ir tam tikri gyvenimo įvykiai yra skirti, dažnai jie būna nemalonus, yra skirti tam, kad mūsų siela prabustų, kad mūsų dvasia, kažkaip tai prisikeltų iš to letargo miego, kas tikrai yra būdinga daugumai žmonių vis dar. Sergate, dėkokite Dievui, kad jis jūsų nepamiršo. Ir kažkaip į temą dabar, nors vėliau dar parodysiu skaidrę, tas pats dvasinis mokytojas Aibaba sako, kad kančia žmogui yra duota tam, kad jisai priartėtų prie Dievo. Nes džiaugsme žmogus retai kada priartėja prie Dievo. Dievas mielai teikia pagalbą, bet tik žmonių rankomis. Lietuvoje yra masė žmonių, kurie eina melstis. Ir yra toksai linksma istorija, linksmas anekdotas, kai žmogus meldžiasi kiekvieną dieną, kad jisai nori laimėti loterijoje. Ir Dievas netekęs kantrybės nusileidžia iš savo būstinės viršuje ir sako, klausyk, užknisai prašyti to paties, gal tu bent loterijos bilietą nusipirk. Tai aš manau, kad kažkur su mumis tai vyksta labai panašiai. Mes prašome kažko ir pamirštame, kad mes tiem noram turime savo rankas.
Ir iš tiesų visą gyvenimą mes turime savo laisvą valią, kurią galime naudoti tam, kad pasidarytumėm tai, kas mums yra svarbu. Ir turiu savo patirtį, laimiai mano mamytė dar yra gyva, jinai 51 metų gimimo, tai yra tokio gražaus amžiaus moteris. Ir nežinau kodėl, bet kartais, vis rečiau ir rečiau, bet kartais vis tiek tas prapliūpsta iš jos, kodėl tu man nepaskambinai, kodėl tu ten to ar to nepadarai. Ir tai yra toksai priekaištų lygmuo. Ir kai aš galvoju, kokia aš norėčiau būti jos metų sulaukusi, aš norėčiau tų priekaištų neturėti. Ir paskutiniu metu labai domiuosi vedų skelbiamą išmintimi prieš daug tūkstančių metų aprašytų moters, būtent paveikslų. Ir ką aš surandu, kad tėvai tai yra tie žmonės, kurie turi žinoti savo vietą, ypatingai su vyresniais vaikais. Ir kažkaip nelysti į tą vaikų erdvę, o tiesiog turėti juos labiausiai širdyje. Ir sakoma, kad nuo 21 metų, kai mama ar tėtis nori dėl vaiko kažką padaryti, tai didžiausia galia yra malda, nes vaikas jau didelis ir ką mes investavome į vaiką per visus 21 metus, tai mes tik tais vaisius tam tikrus turime. Santykiai su vaikais, su mažesniais už mus yra labai labai svarbus ir jie yra svarbus iki pat gyvenimo pabaigos. Dievas mielai teikia pagalbą, bet tik žmonių rankomis. Įsisąmoninti verta šitos žodžius. Mano rankomis, jūsų rankomis. Reikia išmokti gal prašyti pagalbos, o ne laukti, kol kažkas tai susigalvos. Amžinybė yra ne tai, kas kažkada bus, bet jis skleidžiasi mumise ir mes turime į ją įaugti. Aš tikiu sielos nemirtingumu, todėl nėra baisu, kai baigėsi šitas gyvenimas, nes dar bus kitas. Baisiau yra, kaip baigėsi šitas gyvenimas, kaip jis buvo nugyventas, nes nuo to priklausys, koks bus kitas. Ir aš to mums visiems labai linkiu, to supratimo. Jei turi dėl ko numirti, tuomet turi ir dėl ko gyventi. Teko sutikti vyresnių žmonių nemažai, kurie tokie nusivylę gyvenimu iš esmės, neturi gyvenimo tikslo, jo neatrado, jo nepastatė priešais save. Tikriausiai ir siela miega ir neįgyvendinus yra savo uždavinių, nes gyvenimas su metais keičiasi, kokybė jo keičiasi. Ir kiekvienam laikmečiui yra savi tikslai. Ir mums labai svarbu, kaip ir toj rytiniai maldoj sakiau, tiesiog prašyti Dievo malonės, kad jisai mums leistų visą tai priimti ramiai. Ramiai, nes tai yra tokie šios žemės gyvenimo dėsniai. Iš mažiuko vaiko kažkada pavirstame susiraukšlėjusiais išmintingais senukais. Menas gyventi nėra sugebėjimas prie gyvenimo pridėti daugiau metų, tai sugebėjimas prie metų pridėti daugiau gyvenimo. Man šita frazė labai yra tokia vitališka ir aš galvoju, kartais, kai sutinku žmonės su metais praradusius tą gyvenimo džiaugsmą, tai aš galvoju, kad jie patys savo rankomis pametė tą džiaugsmą, atidavė kažkam, išdavė galbūt. Ir tikrai nėra nė vieno tokio galingo, kuris pas mus galėtų ateiti iš kur nors, iš viršaus ar iš apačios, ar iš kairės, ar iš dešinės, ir atimti norą gyventi. Mes patys su savimi tai padarome. Todėl ir savo ir visiems linkiu, kiekvieną dieną vis pagalvoti, už ką galime būti dėkingi, ką dar galime nuveikti. Ir tikrai, kai sutinki vyresnius žmonės, kurie, tai koks skirtumas, kiek jau čia man beliko tą frazę, nežinau, ar jums jinai yra būdinga, aš dažnai ją girdžiu, aš galvoju, oho, o vat ims Dievas ir pajuokaus, ir dar labai daug liks. Ir ką tada? Nejaugi kiekvieną dieną tada praleisi veltui. Vienas iš mano mokytojų yra Šalva Monošvilis iš Gruzijos, jis yra humanistinės pedagogikos puoselėtojas.
Ir taip kaip jis kiekvieną savo dieną nugyvena, tai yra ko pasimokyti, nes jis sako, kad aš negaliu tiesiog švaistyti veltui laiko. Ir man patinka, kad jisai ne tik savo gimtadienį švenčia mielai ir dėkoja Dievui, kad gimė ir tiem žmonėm, kuriuos jisai sutiko per savo ilgus gyvenimo metus, bet jisai netgi skaičiuoja, kiek dienų nugyvena. Ir laimiai dabar internete galime surasti savo metų skaičiuoklį ir paversti visą tai į dienas. Ir iš tiesų yra įspūdinga, kai tu nugyveni kelis tūkstančius dienų. Ir tada supranti, o ką aš per tas kelis tūkstančius nuveikiau. Yra įspūdinga, kai tas dienas paverti valandomis ir minutėmis. Ir kai pagalvoji, kad kažkur praleidau 15 minučių veltui, gal su kokia kaimynka apkalbinėdama dar trečią kaimynką. Arba sakydama, vai, aš gyvenu šiuo metu Kaune, Vilijampolėj ir čia labai tokio garbaus amžiaus žmonių yra labai daug. Ir aš nuolat girdžiu, kaip dvi moterėlės susitinka ir jos nieko daugiau neskleidžia į eterį, tik tais apgailestavimą, kaip blogai jos gyvena, kokios ilgos eilės pas gydytojus ir kaip spaudimas kyla. Aš nieko niekada negirdėjau iš jų pozityvaus. Ir visai neseniai pradėjau skaityti knygą apie žodžio galią ir man labai patiko tos autorės posakis, juk mes patys pasirenkam temas, apie ką galime kalbėti. Ir ta tema mūsų pasirinkta, jinai daro didžiulę mums įtaką. Ir aš dabar galvoju, kaip reikia prisiminti, kad iš tiesų aš galiu savo sielą, savo žodžiais, sakomais kitam, o to žodžius aš ir pati girdžiu, galiu pakylėti, bet aš lygiai taip pat galiu ir nusmugdyti. Ir kai kalbu tikriausiai apie tai, kad kaip kyla spaudimas kiekvieną dieną ir kaip aš negaliu jau atlaikyti šitų žiedadulkių ir čiaudų ištisai, tai tikriausiai pakylėjimo sielos nelabai galiu tikėtis. Ir nereikia nuneigti realybės, verta tiesiog suktis toj realybėj taip, kad nereikėtų labai bėdavotis ir į tas temas įnikti, kas iš tiesų mūsų neįkvepia smagesniam ir kokybiškesniam gyvenimui. Tai dabar mielai norėčiau sulaukti jūsų klausimų, jeigu tokių turite. Ar kas nors norėtų ko nors paklausti, tokią pertraukėlę padarytumėm, jums skirtumėm laiko. Jau tas, kas pirmos eilėse sėdi, tai tikrai turėtų turėti klausimų, nes ne veltui čia į priekį ir išsiveržėt. O galiorka tai dar labiau turi turėti klausimų, nes gale sėdi visi tie, kurie visą laiką žino, turi savo nuomonę, žino, ką pasakyti, tik tais iš galo geriau kalbėti. Jeigu neturite klausimų, galim keliauti toliau, bet čia mes turim to laiko, nebūtina čia kažkaip forsuoti. Ar norėtumėt ko nors paklausti? Gal pasakyti norėtumėt ką nors, tai irgi yra labai svarbu. Taip. Mums kažkas rašo, verta sulaukti. Daug jūsų labai susirinko, smagu, kad skiriate tam laiko tikrai tokiam susibūrimui. Klausimas, tai kaip nuraminti tą kniaukiantį žmogų. Bent vienas tarp jūsų kačių mylėtojas tikrai yra, antras esu aš, o kaip kiti aš nežinau, bet ką daro katinas, kuris kniaukia ir yra nepatenkintas. Ką su juo daryti tiksliau, ką katinas daro, čia yra kitas reikalas. Tai juk mes įglostome. Supraskime, visi, kurie kažkaip skundžiasi, jiems trūksta meilės. Jiems trūksta pastiprinimo. Ir pastiprinimo ne tokio primityvaus, baigtų, ką tu čia šneki nesąmonės, viskas gerai, apsidairyk, būna ir blogiau. Tai yra toks primityvus paviršutiniškas. O tiesiog paskatinkite kartais savo gal kolegą, kaimyną, pagalvoti, o kas nutiko tokio gyvenime pas tave, ko iš tiesų verta pasidžiaugti. Kai aš pagalvoju, kad kada nors būsiu
jau tokiam amžiui, kai labai aktyvaus gyvenimo negalėsiu gyventi, man bus labai svarbu prisiminti, kaip aš gyvenau aktyvų gyvenimą. Ir, pavyzdžiui, dabar kartais pasirodo straipsniai kokiame nors žurnale arba laikraštyje, aš viską būtinai perku po vieną egzempliorių ir draugėm juokaunu. Sakau, žiūrėkit, kai pasensiu ir kai jūs pas man ateisit arbatos gerti ir mes drebančiom rankom tos podelius laikysim, tai vartysim žurnalus ir aš jums sakysiu, va, ne veltui nugyvenau. Ir bus tada galimybė pasidžiaugti. Tai aš galvoju, mums kartais reikia patiems tikrai, nesvarbu kiek mums metų, pagalvoti, o ką mes tokio jau padarėme, kad mūsų tikrai gyvenimas buvo ne veltui, kad galėtumėm pasakyti, valio, viskas, daug kas buvo gerai, viskas, niekas, tai yra tokie kraštutiniai žodžiai. Ir dar ką labai svarbu norėčiau pasakyti, nenorėkime kito būtinai raminti. Visos būsenos yra normalios. Ir pulti žmogui į duobę savęs gailėti arba į nevilties duobę irgi yra normalu. Ir kartais tiesiog mums nereikia savo rankų kišti tą duobę, nes mes, o jeigu esam per silpni, imsim ir paskesim kartu. Todėl aš ir sakau, labai svarbu pagalvoti, su kuo mes susitinkame, apie ką mes kalbame. Ir jeigu mes esame silpni šiai dienai, ant ribos save traukiame kaip Minhausenas už plaukų, kad tik tais neviltis mūsų neužpultų, geriau gal su ta kaiminka, kuri bėdavojasi, gal geriau nesusitikti, protunuoti kažkaip tai po vieną. Ir aišku, labai padeda malda, labai padeda smagios dainos. Aš rytais visą laiką stengiuosi ką nors tokio įkvepiančio paniūniuoti, padainuoti, kai vežu vaiką į mokyklą, nes tai pakylėja mane, tai pakylėja mano sielą ir aš galvoju, aš galiu tą dėl savęs padaryti. Todėl palikime kitiems jų gyvenimus, labiausiai rūpinkime savimi. Ir aišku, kai mums yra labai blogai, aš siūlyčiau tiesiog eiti ir žiūrėti, kam aš galiu būti naudingas. Tai žmogų subalansuoja. Yra sakoma, kad kai žmogus išgyvena didžiulę savo asmeninio gyvenimo krizę, tam, kad jisai nepaskęstų toje krizėje, labai svarbu visiškai specialiai, visiškai dirbtinai atrasti, kam aš galiu pasitarnauti. Tiesiog save atidėti į šalį, visą savo nelaimingumą atidėti į šalį ir padaryti svarbiu kitus žmonės. Tai aš taip atsakyčiau šitą klausimą. Ar turite kokių pamąstymų, klausimų, minčių? Čia būtų vieta pasidalinti su mumis visais. Tylūs pavasariniai esate labai. Gerai, tai gal tada toliau žygiuokim per skaidrės. Ačiū Juliau labai. Pažiūrėkit, ką dar Aleksandras Alekseičikas rašo. Dauguma žmonių liga paveikia pozityviai, jie tampa atsakingesni, sąžiningesni, doresni. Oi, atsiprašau labai. Liga yra nuostabus gyvenimo mokytojas, nes išmoko ne tik nuolankumo, bet ir kreiptis į kitą, prašant pagalbos, išmoko nebijoti savo silpnumo. Ir tai iš tiesų yra labai labai svarbu. Buvimas kartu su kitais žmonėmis gydo. Labai svarbu yra tą savo variklį laikyti įjungtą, kaip galima dažniau, kad mes netaptumėm tais, kurie sėdi ir niekas pas mane neateina. Oi, atsiprašau. Oi. Labai dažnai geriausias būdas susitvarkyti su savo problemomis, tai padėti spręsti kitam žmogui jo problemas. Bet čia labai norėčiau atkreipti dėmesį, kaip padėti spręsti. Ar tau reikia pagalbos? Tai yra labai svarbus klausimas, kurį labai daug suaugusių pamiršta. Ir dar kartą pakartosiu savo dėdės, mamos, brolio
atsakymą į klausimą, kai iš jo klausiu, kaip tau tai pavyksta su savo jau suaugusiais sūnumis, dideliai darnoj išlikti. Nes vis tiek norisi gal kad nurodyti, kaip jiems gyventi. Sako, aš labai paprastai gyvenu. Padedu jiems ten, kur galiu. Ir kai matau, kad jau kyla kažkoks tai didesnė trintis, kažkoks susierzinimas, aš sakau, gerai, matau, kad tau taip, kaip aš moku ir taip, kaip aš noriu, netinka, tai tu man pasakyk, kaip tu nori ir aš pasistengsiu padaryti. Labai daug suaugusių žmonių, tėvų, senelių daro priešingai. Jeigu tau netinka taip, kaip aš suprantu, tada iš vis aš tau nedarysiu nieko. Tai aš manau, kad padėti kitam žmogui galima pagal jam priimtiną būdą, neprimetant savo valios. Tai yra didžiulis iššūkis daugumai žmonių. Tikri pagalbininkai nereikalauja daryk taip ar anaip, jie tai, ką sako, liudija savo gyvenimu, veiksmais, jie sako daryk taip, kaip aš darau arba dariau. Aišku, mes galime savo vaikus pamokyti iš savo klaidų, bet supraskime vieną. Jeigu mums sulaukus 60 metų ištinka toksai didžiulis jeigu ištinka didžiulis apgailestavimas dėl to, kaip mes nugyvenome, tai dar nereiškia, kad mes kiekviename žingsnėje turim sakyti vaikams, suaugusiems, sukūrusiems savo šeimas pastabas. Iš to didžiulio noro, kad jie neapgailestautų sulaukus mūsų amžiaus. Supraskime, kad siela irgi pasirenka evoliuciją tam tikrą ir jinai nuo tėvų priklauso labai nedaug. Tėvai yra tokie laikini globėjai vieno ar kito žmogaus. Ir primesti savo valios nereikėtų, nesvarbu, kokią mes turim patirtį. Vis dažniau galima mokyti save, išsakyti savo požiūrį vienu ar kitu klausimu, išsakyti savo poziciją vienu ar kitu klausimu ir ramiai stebėti, kad aplinkui kiti gyvens nebūtinai pagal mūsų rekomendacijas. Vieni žmonės įkrenta į senatvę, kai kurie pakyla iki senatvės. Šitas posakis labai yra, toksai gilus, sakyčiau, ir labai linkiu reflektuoti dar. Prisiminkite jį, užsirašykite. Vieni žmonės įkrenta į senatvę, kai kurie pakyla iki senatvės. Tai kurioje jūs dabar esat pozicijoje, kurioje pusėje tos frazės ir ko savo palinkėtumėt. Svarbus senatvės privalumas, nereikia bijoti mirti jaunam. Tame yra ir ironijos daug ir iš tiesų susitaikymas su gyvenimu, su gyvenimo dėsniais, su gyvenimo eiga. Turime nelaukti mirties, o nuolat jai ruoštis, iš lėto mirti šiame pasaulyje ir rengtis kitam. Tai irgi yra labai svarbu. Dvasinis mokytojas Sai Baba nuolat kartodavo, kodėl jūs bijote, ašgi esu. Ir kaip jau sakiau, kad kančia skirta tam, kad labiau priartėtumėte prie Dievo. Yra įvairiausių požiūrių apie gyvenimo tarpsnius, galima skaičiuoti 7-mečiais, žmonės susiduria su tam tikrais iššūkiais, viename amžiuje kuriam šeimas, kitam amžiuje auginam vaikus, dar kitam amžiui paleidžiam vaikus ir tada lieka toks amžius, kai neaišku, ką su juo reikia daryti. Ir tai galime pavadinti tą laikotarpį branda ir jį ištinka tada, taip paprastai aš bandžiau atsakyti iš tą klausimą, kai su metais ateina išmintis. Ir aišku, kartais metai ateina vieni be draugės išminties. Tai aš linkiu mums visiems, kad tie metai nevaikščiotų vieni. Gal kas nors ir matėt šią schemą, galėjau anksčiau rodyti. Aš manau, kad su metais mes vis giliau ir giliau savyje galim atrasti mokinio pozicijoje save pagauti. Nes iš tiesų gyvenimas tai yra mokykla ir mokomės vieno ir to paties meilės santykiuose su artimaisiais. Ne su svetimais yra dažniausiai lengva, su artimaisiais, o su artimaisiais kaip taisyklė yra ne visada lengva, o kartais ir sunku, nes jeigu galėtumėm paanalizuoti karmos dėsnį, atrastumėm ten daug visokių niuansų smagių ir įdomių. Mums užtenka tik tai žinoti, kad
visas pagrindinės pamokas mes gauname iš pačių artimiausių. Ir tos pamokos, kurias mes turime išmokti ir po to laikome egzaminą, jos nėra malonios. Karma, kaip sako išminčiai, nėra atidirbama maloniuoju būdu. Tai visą laiką yra kažkokie nemalonūs išgyvenimai. Ir jeigu mes miegojome didžiąją savo gyvenimo dalį, tai su amžiumi natūralu, kad kažkas tiesiog ima mus ir užpuola ir tenka laikyti daug egzaminų vienu metu ir perlaikyti juos yra labai nemalonu. Aš esu mokinys ir nuolat kuriu save, kiti yra mokytojai, tai yra pozicija. Mokytojai yra vaikai, mokytojai yra vyrai, mokytojai yra žmonos, mokytojai yra sesės, broliai, giminė plačiai ir siaurąja prasme. Meilė tai yra emocijos ir atsidavimas, kai emocija, tai aš imu iš meilės, kai atsidavimas, tai duodu iš meilės. Ir mums reikia išmokti palaikyti darną ėmimo ir davimo. Ir labai daug suaugusių žmonių greičiausiai, kad be meilės savo, be tos įsisąmonintos sveikos meilės savo, per daug atidavė ir nebeturi energijos. Net neturi energijos imti iš kažko. Ir tada įvyksta tokia krizė. Ir labai svarbu įsisąmoninti, kad meilė neduoda jokių garantijų. Ir tenka girdėti tokių pasipergyvenimų iš suaugusių žmonių, o tai kas bus, kas mane karšins, kai aš pasensiu, kas mane prižiūrės. Brandus, sąmoningas žmogus tuo nesirūpina, nes jisai žino, taip labai specialiai tuo nesirūpina, nes jisai žino, kad ko aš nusipelniau per savo šį nugyventą gyvenimą ir anus, tą aš ir gausiu. Ir duok Dieve man stiprybės visą tai priimti ramiai. Vakarų kultūra, atkreipiu dėmesį, iškreipia visą tai. Ir skatina mus būti vartotojais. Todėl sako, apsidrauskite, kad senatvėje neturėtumėte problemų ir gyventumėte lygiai taip pat gerai. Ir jeigu jums senatvinės pensijos bus maža, tai mes jums va tiek ir tiek dar duosim ir galėsit keliauti po Europą ar po pasaulį. Tai nėra nei gerai, nei blogai, bet nereikia pulti kraštutinumą dėl kažkokių garantijų, nes tai stabdo žmoguje galimybę augti, sielos prasme augti. Žinios tai energija veikti ir žaviuosi žmonėmis vyresniais, kurie jumis, pavyzdžiui, kurie siekia žinių, atrodo, ką veikti su jomis, nebelikogi dar 100 metų gyventi, kam čia mokytis, jeigu jau viskas post factum. Bet iš tiesų su žiniomis ir jų tinkamų pritaikymų didėja susitaikymas nugyventi garbingai tolimesnį gyvenimą, iki tiek, kiek lemta. O juk yra toksai požiūris, kad kiekvienam atseikėta kažkiek ir priklausomai nuo to, kaip mes gyvename, arba mes tiek ir nugyvensime, arba mes sutrumpinam savo tą gyvenimą, arba mes tiesiog galim išnaudoti ir pasimėgauti tuo. Mokinys nuo vartotojo skiriasi dar vienu labai esminiu dalyku. Mokinys bijo nuodėmės, bet nebijo pasekmių, o vartotojas nebijo nuodėmės, bet bijo pasekmių. Kokių turėtumėt pamastymų, minčių, klausimų? Gal kas nors ką nors domintų konkrečiai, net nebūtinai iš to, ką aš sakau. Ar apskritai įdomu klausytis to, aišku, baigėsi jau beveik paskaitai ir aš dabar tik tais klausiu. Ar įdomu, ar naudinga, ar skatina jūs apie ką nors bent jau susimastyti, apie ką norėtumėte išgirsti dar. Nes liko gražios 25 minutės. Įdomu, šypsenėlė, gerai. Ir klausimą tada galima sugalvoti irgi. Sunku man jūs čia kažkaip tai įkvėpti šiandien klausimams, ramiai taip. Turime vieną klausimą, ačiū.
Kaip kalbėti su artimu, kad nebekontroliuotų? Labai norėčiau paprašyti patikslinti klausimą, kas ko nebekontroliuotų. Klausime iš karto yra ir atsakymas. Neįmanoma nulemti kito veiksmų. Neįmanoma kitą sukontroliuoti. Tiesiog, jeigu mes kalbame apie vyresnį žmogų, mama suaugusio vaiko, kontroliuoja mama suaugusi kitą vaiką. Reiškia, vienas suaugęs kontroliuoja kitą suaugusį. Ar teisingai supratau? Aha, gerai. Tai žiūrėkit, jeigu mama turi įprotį kontroliuoti, nulemti, primetinėti savo valią, daryti taip ir anaip, tai mes galim dėl to nervuotis. Bet kai pagalvojam, kas aš esu, palyginus su mama. Va čia yra mama, o čia esu aš. Tai galim ugdyti savyje pakantumą vyresniam žmogui. Ir laisvai kalba, kai mums nervai nelaiko, galim paprašyti gražiai, kol mums dar balso tonas neužkilo, baigto, ar ne? Galim paprašyti gražiai liautis, stabdyti pokalbį, mes visą laiką galim. Galim tada kojas naudoti pagal paskirtį ir šiuo metu, žinai, mama, nebegaliu, dabar su tavim daugiau kalbėti, einu, pažiūrėsiu, kaip rukelės auga. Iš tiesų mes negalim kontroliuoti kito žmogaus, mes negalim pakeisti kito žmogaus, bet mes galim savyje praplėsti pakantumo ribas. Aš asmeniškai tą darau su savo mama ir ne visą laiką pakančiai reaguoju, kartais ir moralą atskaitau mamai, nes man jie darau tiek puikybės, nes sakoma, kad kai nėra pakantumo vyresniam žmogui, tai kas yra? Puikybė. Aš geriausiai žinau, kaip reikia gyventi. Dar kas labai padeda pakančiau išklausyti tą, kuris nori vis pamokyti, ne taip asmeniškai girdėti žodžius jo. Lyg tai kalbėtų kitas arba Dievas, nes Dievas savo burnos neturi, ar ne? Jau kas sako, su dievai šnekasi, tai tada Vilniui vasaros 5 guli. Dievas realiai savo burnos neturi, jis gali kalbėti ir kalba per kitus žmonės. Nu tai per ką, jeigu ne per mamą, ne per tėtį, ne per sesę, ne per... Vat mus kartais, kodėl kartais pasakom tam tikrus dalykus, nežinom. Įgarsina tarsi Dievo žodžius žmogus. Ir žmogui nebūtinai tai patinka. Todėl kalbėkite taip, kaip jums norisi kalbėtis ir mažiau norėkite sukontroliuoti kitą žmogų, kad jisai kažkaip tai kitaip reaguotų. Aš manau, kad yra savotiškai paika galvoti, kad mano tam tikros reakcijos būtinai nulems kito žmogaus atitinkamas ir dar mano pageidaujamas reakcijas. Mes galim konkrečiau kalbėti, didesnį atstumą palaikyti. Netgi, pavyzdžiui, kai yra vienišos dukros gyvena su tėvais ir tam, kad jos išsiveržtų iš to šeimos ir gal kažkokiam vyrui atitektų jau ir galėtų pradėti kurti savo šeimą, yra netgi siūloma tiesiog išvažiuoti toliau gyventi nuo tėvų. Tai yra labai labai svarbu. Mes turim labai tam tikromis temomis iš visų su kai kuriais tėvais kalbėti negalima. Ir vyresni vaikai turi irgi žinoti, kuo galiu pasidalinti su mama arba tėčiu ir kuo visai nereikia pasidalinti, nes tik tais nubanguos jūra. Ir visai nereikia to daryti. Iš sumanumo reikia truputėlį. Tai nežinau, ar atsakiau už tą klausimą. Ar didelis būrys vaikų garantuoja ramią senatvę? Ne. Didelis kiekis išmintingos meilės garantuoja smagius santykius su vaikais, o ramią senatvę, manyčiau, gal garantuoja labiau vidinė predispozicija, vidinis nusiteikimas pasenti. Man taip atrodo. Aš dabar galvoju, man iš tą klausimą sunku atsakyti. Teoriškai aš galėčiau atsakyti, bet labai nemėgstu. Realiai, aš galvoju, ar geras vaikas garantuoja ramybę mamai? Gal, bet labiausiai ramybę mamai garantuoja besiplečianti mamos širdis ir galimybė savyje nurimti ir į viską pasižiūrėti kiek kitų kampu ir nepriimti visko asmeniškai. Tai analogiškai tada ir ramią senatvę ne kiti garantuoja, o kažkas manyje. Žiūrėkit, mes gavome labai puikų atsakymą, man atrodo, kad tai, kas susijęs su manim
ir emocinė ypatingai būsena, tai garantija yra manyje. Aš galiu savo garantuoti ramę senatvę, o galiu negarantuoti. Man šitas klausimas dar tokių baimių pažeria kartu. Vienas vaikas neturės galimybės manim pasirūpinti galbūt, todėl reikia turėti daug. Lengva man patarti, neforsuokime įvykių, bet labiausiai norėtųsi palinkėti savo ir jums tokio įlindimo į save, gero įlindimo į save ir nebijojimo gyventi su viskuo, kas yra. Ir iš kiekvienos situacijos imti. Alekseičiką kaltina puikybė ir arogancija, kažkaip tai taip dabar nepacituosiu tiksliai. Ir kai Alekseičiko klausė, sako, tai kankina jis tą aroganciją. Jis sako, aš nežinau, kodėl žmonėms susidaro įspūdis, kad mane kankina ta arogancija ir puikybė ir susireikšminimas. Aš tiesiog to mėgaujuosi. Ir aš galvoju, mes galim iš įvairius dalykus pasižiūrėti iš kelių pozicijų. Rami senatvė yra tai, kas priklauso nuo manęs. Arba aš ramiai žiūrėsiu ją, arba ne. Tėvams nepatinka mano draugai, ar jie turi teisę man nurodinėti? O čia kokio amžiaus vaikas kreipiasi ir apskritai, kad šitoj paskaitoj dalyvauja? Aš galvau, paskaita seniorams. Tai senioras vaikas ir tėvams dar labiau seniorams nepatinka mano draugai. Prašom patikslinti viešaičiai klausimą, nes mano smegenys dabar truputėlį nesujungia konteksto. Kiek tėvams metų ir kiek vaikams metų? Negaliu atsakinėti taip abstrakčiai. Gerai, kokių dar turit klausimų? Gal gyvai kas nors gali paklausti, pasidalinti kokiais nors įspūdžiais, kasgi gali garantuoti ramę senatvę, pavyzdžiui. Ar kas nors gali padovanoti savo išminties perlus? Netaupykite. Rytų išmintis byloja. Ką paslėpsi, to neteksi, kuo pasidalinsi, tą turėsi amžinai. Tai prašom neslėpti savo išminties perlų savyje. Ir vuogienių neslėpti rūsiuose, o dalintis, tada jų bus ir bus. Ar girdite mus? Aha, turime klausimą, girdžiu garsą kažkokį. Ar girdite gerai? Garsiai, aiškiai? Pasigarsinsiu toj savo kompiuterį ir bus tikrai. Klausau jūsų. Perduodu mikrofoną. Labai gerai. Neapsičiko, bet man į atmintį krito kito psichologo mintis, kad kiekvienas žmogus turi turėti gyvenimo tikslą. Ir pagal amžių tas tikslas keičiasi. Būtų labai įdomu sužinoti, koks gali būti gyvenimo tikslas, kai tau 70-80 metų. Tai viena. Ir labai artimas kitas, jūs kalbėjot apie ruošimąsi mirčiai. Kaip reikia ruoštis mirčiai, jeigu tu nesi religingas? Aha, gerai, ačiū labai, 2 nuostabus klausimai. Tai visų pirma, dėl suaugusio žmogaus gyvenimo tikslo, kai tau 70 metų, pavyzdžiui, pagal Vedas, jūs galite atrasti internete labai daug informacijos to klausimu ir tikrai čia neapsimetinėsiu labai kompetitinga, bet labai paprastai galiu tik tuo pasakyti. Žmogus, kuris vedė, ištekėjo, užaugino vaikus, pastatė juos ant kojų, kažkada tokie buvo gyvenimo tikslai, išleido į mokslus, davė išsilavinimą, padėjo vaikams kiek galėjo, toliau jis save skiria pasauliui. Todėl normalu visuomeninėje veikloje dalyvauti brandžiam amžiui, nenormalu visuomeninėje veikloje dalyvauti moterims, jaunoms, kai jų 4 vaikai yra vieni namuose, vieną kitą prižiūri, o jinai renka batus benamiams kačiukams. Aš dabar ironizuoju, bet tiek yra susipainiojimo tarp žmonių.
Atminkime, kol aš nepadariau visko, kas yra svarbiausia man atėjusiems patiems artimiausiams, aš darydamas svetimiems niekada nebūsiu gera. Niekada. Todėl, kai tau jau 70 metų, tu gali pasitarnauti kitiems žmonėms. Jeigu tavo pasitarnavimas yra priimtinas tavo vaikams ir anūkams, valio ir plačiau. Žmonės vyresni normalu, kad rašo knygas, dalinasi savo patirtimi, kaip gyventi, kaip negyventi, kokia ką pamoka reiškia. Šitam dalykui galima paskirti gyvenimą. Ir vėlgi, kaip kontrastas vakarietiška kultūra, nespėjai pamatyti pasaulio, tai kai tau 70 metų jau pamatyk pasaulio. Aš galvoju, kad o kur mes visą tai po to dėsime? Kai aš pamatysiu pasaulį, patenkinsiu, viskas tvarkoje yra pildyti savo svajones ir mylėti save. Patenkinti vien tik tai savo poreikį hedonistinį. O kas iš to? Nu gerai, nuvažiuosiu aš į Afriką. Na gerai, pamatysiu aš gyvą dramblį. O kas iš to? Na gerai, aš dar sudalyvausiu dar vienoj tokioj paskaitoj. O kas iš to? Aš galvoju, kad kai mums 70 metų mes ypatingai dažnai turim kelti klausimą, kokia mano veiksmo prasmė. Ar viena sėdėsiu, gersiu arbatą, ar geriau nueisiu dar ir kaiminę pasikviesiu. Ateik, pageriam kartu. O dažniausiai apsidairykim aplinkui, ne kaiminėm reikia pagalbos, o yra labai daug vienišų vyrukų. Ir visai čia aš nesakau, kad reikia, ne apie tai aš kalbu, neišnaudokit 70-mečių vyrukų pagal jų paskirtį tiesioginę, nes jau jiems 70 metų, jie pagyvena dar, o tai širdis sustos. Moteris, taigi sveikesnės tyrimai yra nustatyta tyrimais. Tai iš tiesų, darau pietus. Aš nežinau kaip jūs, aš, pavyzdžiui, labai iš vis nemėgstu valgyti, vienai savo gamintis valgyti. Jeigu yra kam padaryti dar, kodėl ne? Jeigu yra su kuo pasidalinti tą arbatėlę, kodėl ne? Aš manau, kad tai pripildo suaugusių žmogų, tą vyresnį žmogų. Nežinau, ar atsakiau jūsų šitą klausimą. Ir dabar apie pasiruošimą gyventi, kai tu netiki Dievu, kai nėra religijos ir kai negyveni dvasingai. Žinot, man šitas klausimas primena kitą klausimą, kaip nenubukti žiūrint televizorių. Aš neturiu tokio recepto. Nežiūrėkit televizorių, garantuoju nenubukimą. Neįsileidai į širdį Dievo, neįsivaizduoju, kaip pasiruošti mirčiai. Žinau, nusipirkti suknelę, užsisakyti karstą ir paslėpti jį kur nors. Prisipirkti negyvų gėlių, nes druk vaikai pagailės gyvoms gėlėms ir žvakių. Svarbiausia, daug žvakių. Suprantat, gaunasi absurdiškas atsakymas. Aš nežinau. Aš iš vis nežinau, kaip galima be Dievo nugyventi visą gyvenimą, o jau mirt be Dievo kaip galima, absoliučiai neįsivaizduoju. Todėl, jeigu kažkam 70 metų ir jisai dar neatrado Dievo ir neįsileido Dievo į savo širdį, o jau ruošiasi mirti, tai paskubėkit pirmą Dievą įsileisti ir tada jau bus su mirtim viskas geriau. Daug geriau. Tai toks būtų mano atsakymas. Mes turim vieną atsakymą į klausimą, kas galėtų garantuoti ramę senatvę ir gera sveikata garantuoja ramę senatvę. Bet mes neturim garantijos dėl geros sveikatos. Nušalom jaunystėj rankas, senatvėj suka sąnarius. Aš esu, pavyzdžiui, susilaužius jaunystėj koją per čiurną, aš žinau, kad man pasiekmės senatvėj gali būti nelabai malonios. Jau dabar man suka kojas, aš žinau, kada lis, kada nelis. Tai senatvėj dar labiau viskas sujautrėja. Aš neturiu garantijos. Ir jeigu aš įsikabinsiu į senatvę kaip į garantą, tai aš tada labai pradėsiu čiužinėti ir slidinėti. Nes normalu, supraskit, šitas kūnas, kuris, kai jums buvo tiek, kiek man buvo žavesnis nei dabar tikriausiai, patrauklesnis ir gražesnis, ir oda buvo elastingesnė negu dabar. Jisai turi tendenciją senti. Ir jokie botoksai, halogenai ar dar kas nors nepadeda. Nereikia tiek daug rūpintis kūnu, perdėm nereikia rūpintis kūnu. Va čia va reikia, va siela, dvasia reikia rūpintis.
vidumi savo. Ir tada netgi tą ligą mes visai kitaip priimsim. Senatvinę ligą. Daug žmonės alkoholio vartojo, vyrai ėjo ne tik į kairę, bet ir į dešinę. Tai Alzheimeris garantuotas. Daug buvo pykčio, daug buvo norų nepatenkinimo, degimas iš vidaus, daug noriu, negaliu, todėl visi kalti, kad aš negaliu. Vėžiniai susirgymai garantuoti. Mes negalim įsikabinti į sveikatą, nes nėra į ką įsikabinti, nėra garantijos. Todėl tikrai niekaip nenorėčiau jums pasakyti, kad jeigu jau gera sveikata, tai bus rami senatvė, o jeigu prasta sveikata, tai bus nerami senatvė. Žinot, yra toksai tinklapis, aš jums pabandysiu dabar parašyti adresą Gumanąją pedagogiką. Kom atrodo. Kad jūsų nesugaitinčiau, galėčiau, toj pasižiūrėsiu, ar tikrai tą. Taip, Gumanąją pedagogiką.com. Ir ten, kai užeisit į tą puslapį, bus Šalvo Tomašvilio knyga Provody v Viečnost. Tai yra knyga parašyta apie išlydėjimą jo žmonos anapilin išėjusios. Aš ją skaičiau 2 kartus, mane jinai labai palėtė iš vidaus. Ir taip kaip žmonės artimieji išlydėjo savo mylimą žmogų į tą pasaulį, aš tiesiog žaviuosi, kad jie visu tuo pasidalino, nes tai yra visų pirma labai intimu, bet labai labai stipru. Todėl labai linkiu jums tą atrasti, Provody v Viečnost. Taip, turim dar vieną klausimą. Kaip nuraminti tėvus, kai jie savo suaugusius vaikus įspėja, kad jie būtinai turės juos prižiūrėti, kai jie pasens ir būtinai juos reikės apgyvendinti pas save namuose, kaip kalbėtis? Aš nežinau. Aš kartais tikriausiai brutaliai pasakau savo mamai, bet aš kartais pasakau, žinai, mama, sakau, kremavimas yra geriausia, kad neatgimtum ir neužknistum negyvai dar kartą. Čia toksai humoras, nežinau, kiek jūs galite įsileisti jo į save. Aišku, aš nesakau to konfliktiniai situacijai, tiek dar turiu pilkosios masės ant smegenų. Bet žinot, aš tiesiog galvoju, ne mūsų užduotis tėvus raminti, bet pagalvokim, kas šitame klausime slypi? Baimė, mirties baimė, nerimas. Kaip mes galim padėti tam žmogui, dėkoti, kad jisai nenugyveno veltui gyvenimo. Ačiū, kad tu mane užauginai. Ačiū, kad tu mane išmokei kepti blynus. Ačiū. Viskas bus gerai. Mama, kaip tu norėsi, taip bus. Nes mes iš tiesų nežinome, kaip bus. Ir aš, kai susitinku su žmonėmis, su šeimomis, ir dažniausiai mane kalbina dėl vaikų, bet yra dar platesnė šeima, tenka daug išgirsti, kad vyras su žmona nebeturi energijos, nes rūpinasi savo senyvais žmonėmis. Tai aš nuolat atkreipiu dėmesį, sauskelnes pakeisti žmogui, kuris guli jau patale, kurį reikia vartyti, gali bet kas. Todėl savo psichikos eikvoti tam fiziniam nuvargimui neverta. Jau geriau ateiti, pasėdėti su mama, pakalbėti valandą, 2, su meile, su ramia širdimi ir rūpintis savo vaikais, rūpintis savo šeima. Nes gyvenimas kažkieno jau eina į pabaigą. Tai nereiškia, kad turim palikti likimo valiai. Aš nesu nei už senelių namus, nei prieš senelių namus. Yra unikalios situacijos, kai reikia galvoti, kaip yra naudingiausia pasielgti. Ir žinot, kai miršta žmogus, kurį 5-7 metus prižiūrėjo vaikai paeiliui ir vaikai sako, va dabar mes pagyvensim. Aš tikrai nemanau, kad tai yra teisinga. Kartais yra tokia Anatolijaus Lazarevo knyga Motinos meilės pančiai. Ir ten buvo parašyta, kad kartais seni žmonės neišeina tol, kol mes neišmokom kažkokios pamokos. Yra sielų susitarimai. Kol mes nenutraukiam
tos sutarties, kol nepadarėm tai, kas mums yra svarbu. Ir tas toksai sveikas atstumas su tėvų senatve, kokia ten jį bebūtų, aš manau, kad yra labai sveika. Ir niekam nelinkiu tapti auka ir aukotis. Ir jaunesniems žmonėms tą patį sakau. Jeigu mamos turi, pavyzdžiui, daug vaikų, aš nesakau mamos turi, nes tėvai dažniausiai, jie daug turi vaikų, bet jie vis tiek toliau savo gyvena tą tokį labiau nepriklausomą gyvenimą. Ir tai yra normalu, tai yra vyrų pasaulis. Tiesiog aš sakau, kas jums svarbiau? Ar pavargti nuo to, kad namai netvarkyti, grindys nešluostytos, dulkės nešluostytos, indai neplauti? Ar geriau duoti žmogui svetimam tai padaryti ir būti ramesniai su gyvais sutvėrimais? Ar geriau užsitampyti per visą tą fizinį nespėjimą ir neturėti galimybės kokybiškiams santykiams? Mes čia turim labai labai sverti. Tiesiog tiems tėvams, kurie turi mirties baimę, būkite pakantus ir nebūtinai bus taip, kaip jie sako. Tiesiog leiskite jiems kalbėti, leiskite jiems išsikalbėti tiek, kiek dar mūsų nekankina visi tie pokalbiai. Truputėlį pakantumo viskam tam, nes iš tiesų gyventi yra smagu, o mirti ir dar, jeigu mes nelabai tikim, kad vėl atgimsim, o jeigu bijom atgimti, nes žinom, kaip nugyveno, tai tikrai yra iššūkis. Kaip kalbėti su tokiais tėvais, kuriems reikalinga priežiūra, o pas vaikus eiti nenori? Organizuoti priežiūrą. Nereikia nei įtikinėti, nei kažkaip organizuoti priežiūrą ir viskas. Tai yra labai svarbu. Kažkaip tai labai paprastai pasižiūrėti tai, ką galim suorganizuoti. Mūsų laikas kaip ir eina į pabaigą. Kokių klausimų dar turėtumėt? Ir aš tada norėčiau dar kelias skaidrės parodyti, jeigu galima. Yra klausimas dar? Taip, vieną klausimą turiu. Gerai, prašau. Aš norėjau, kabutėse tegul būna, ar vaikai turi žinoti, ar, kabutėse irgi privalo žinoti, kiek aš turiu pinigų ir jeigu aš jų per daug turiu, ar aš būtinai turiu dalintis, ar atiduoti vaikams. Ačiū labai jums už atvirumą. Prabilo egoizmas. Tyliai tupėjo. Suprantat, pinigai, kai mes jų nenaudojam, jie yra beverčiai. Pinigai vertingi yra tik tais tada, kai mes juos vartojam, naudojam, malonumui vienam ar kitam. Ko tikrai aš nesiūlyčiau kaupti pinigus smerčiai. Nes aš nežinau, kam jūs ten kaupėt ir kam jūs galėtumėte turėti per daug, ar jūs, ar ne, bet tikrai yra daug tokių dalykų. Senyvas žmogus labai dažnai bijo, kad nebus kaip pakast. Tai aš sakau, jau kai mirsit, tai koks jūs skirtumas, kaip ten jūs pakast. Ne, šito aš nebijau, aš ne apie tai kalbu, apie tai dar negalvoju, aš dar jauna, man tik dar nedaug metų. Bet, o kas yra? Bet ne, apskritai, vaikai, ar galiu aš jiems sakyti, nes paskui, gal paskolink, paskolink daug. Kam tau reikia jų? Yra labai daug naglų vaikų, tas tiesa. Ir aš irgi pažįstu vieną moterį, kuri sako, aš kažkaip taip gyvenu, vis susitaupau. Ir ne tai, kad jinai ten juos leidžia, bet jai smagu, kartais tą nusiperka, naują mašinytę nusipirko, ne naują, bet jai naują. Ir girdinai iš savo dukrų, kad, o kam čia tau reikia tų pinigų? Mama, taigi atiduok tu mums, tai mes tai nors kilimą nusipirksim, tau jau nieko nereikia. Tai aš siūlyčiau, jeigu eina kalba apie tokius vaikus, aš siūlyčiau su tokiais vaikais per tą meilės prizmę savo, tada nesakyti, kiek turite pinigų, neapsimetinėti kažkokiais kvailesniais, negu iš tiesų esate ir, tai nežinau, vaikeliai, sustaupiau 10 000 litų, nežinau, kur juos padės, nes vaikai tikrai sužinos, kur juos padėt. Tiesiog būkime budrus ir sau teisingi. Duoti yra tada gerai, kai mes duodame ramia širdimi. Labai daug suaugusių nemoka duoti
Nes, žinot, kas moka pinigus, tas užsakinėja muziką. Tai yra blogas vartotojiškas procesas. Daviau ir rami galva. Kiek žmonių duoda, po to perklausia, kur išleidai, ką pirkai, o tai negalėjai ką nors naudingiau. Ir tai tada santykius apnuodyja. Bet jeigu turite vaikus, kurie duok, tai gal tada neverta sakyti. Nors iš tiesų aš galvoju, kad verta truputėlį tokios autonomijos turėti ir nuo vaikų. Ir vat noriu dovanoju, nenoriu nedovanoju, noriu duodu, noriu neduodu. Nebijokite net taip tiesiai šviesiai pasakyti. Jau žinai, vaikeli, tiek nugyvenau, jau visai ne tavo reikalas, kur aš juos dėsiu ir kodėl aš juos dėsiu. Tikrai nebijokite tokios sveikos meilės savo apraiškos. Visai čia nesikuklinkite ir tiesiog kartais jau geriau nekalbėti apie tai, kur vaikams kyla klausimų, vaikai nori gal eiti lengvesniu keliu ir galvoja, o mama prisitaupė, o mums kaip tik reikia, nes mums visą laiką visko reikia. Tai nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą, tiesiog linkiu jums tokio. Ne, ačiū, gal ne taip biškelį, ko aš tikėjausi, o jeigu paskolini, tai reikia išpešti, ar ne? Jeigu skolini, jeigu duodi, tai duodi. Ne, pavyzdžiui, man įdomu. Jeigu mes kalbam apie tėvų ir vaikų santykius, tai aš nemanau, kad egzistuoja paskolinimas. Jeigu jūs jau duodate, tai duokite, o jeigu skolinate ir norėsite išpešti, tai geriau tada neskolinkite. Vien jau žodžiai vartojami ne kaip tėvų į vaikus. Kaip apie kokią vriedną kaimynką kalbate. Iš tiesų nieko nereikia iš vaikų išpešinėti. Vaikai atėjo pas jūs į gyvenimą tam ir pas mus visus, kad mes jiems atiduotumėm skolas. Ir jeigu jūs turite vaikus, kurie iš jūsų labai nori pinigų gauti, vadinasi, jūs likote jiems už žanos gyvenimo skolinga. Duosite savo laisvą valią, bus ramu. Vis tiek reikės viską atiduoti, ką esate prisiskolinusi. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad tikrai negaliu kalbėti, ko kas tikisi, nes kitaip pataikaučiau ir nelinkiu niekam taip elgtis. Tai kokių dar klausimų būtų? Aš norėčiau jums parodyti keletą nuotraukų. Štai. Man tai tokie žavūs vaizdai. Nes galima gyventi meilėje, galima gyventi meilinguose prisiminimuose, su viskuo, kas ateina. Ir mes turime santykius su jaunesniais. Jūs esate vyriausi kažkam. Ir pažiūrėkit, kas vyksta su mažesniais. Mažesnius globojam, mylim, rūpinamės. Konfliktai su mažesniais, nesutarimai atsiranda tada, kada gobšumas mumise gyvena, o pasveikti padės dosnumas. Tai šitas paskutinis klausimas, kuris tikrai buvo labai atviras, nebūtinai va čia apie tą moterį, kuri klausė, bet iš esmės tai yra labai aktualus daugumai klausimas, jisai labiau yra iš gobšumo konteksto ir norisi tada pasiūlyti atsiduoti davimui. Mums užtenka visko, ką mes turime. Ir nereikia visko atiduoti ir palikti save be pinigų, bet dosnumas gydo nuo gobšumo. Gobšumas yra liga. Tai aš linkiu jums šito sutrikimo atsisakyti ir linkiu palaikyti savo aukštą poziciją, nes skirtingose aukščiuose lėktuvai nesusitrenkia. Ir nesutarimų su jaunesniais, mažesniais, globojamais, mylimais bus mažiau ir mažiau. Jeigu dar turite klausimų, tai dabar būtų vieta ir laikas. Dar keletą minučių galim tam skirti. Jeigu ne, tai čia yra mano kontaktai. psichologė.ramunė.lt. Facebook'e mane taip pat galite susirasti. Ir linkiu jums tiesiog geros kloties ir tikiu, kad dar ne kartą susimatysime, gal dar bus proga. Ir
pamastykite apie save, linkiu jums tokio gražaus susitikimo su savimi ir visai nesvarbu, kiek jums metų, gyvenimas tęsiasi, pasirūpinkite savimi, kad nereikėtų laukti, kol jumis kažkas pasirūpins. Ir labai dėkoju, kad jūs esate ir mane paskatinote šiandien susimastyti apie tai, kas ir mane būtinai ištiks. Tai sakau, ate ir geros vasaros visiems mums.